Sveiki, aš esu Donatas Brikas ir labai džiaugiuosi ir dėkoju Emai, kuri mane pakvietė į Telšius, į Žemaitijos sostinę, į asmeninio tobulėjimo centrą Džiugo kalnas. Mane pakvietė pravesti seminarą apie baimės, tai yra kaip nugalėti baimės ir veikti nepaisant baimę. Todėl šį video skiriu būtent asmeninio tobulėjimo centro klubo dalyviams, Džiugo kalnas, ir noriu šiek tiek papasakoti, ką jūs gausite šiame seminare. Visų pirma, tai kiekvienas žmogus gyvenime yra tam tikroje situacijoje ir nori nueiti į kitą situaciją. Ir žinau, kad ir jums taip pat yra. Nes jeigu žmogus gyvas, jis visada nori, kad kažkas būtų jo gyvenime kitaip, būtų geriau. Ir kas stabdo? Jeigu šiandien yra vienaip, jūs norit kitą dieną turėti kitą situaciją, tai vienas iš pagrindinių dalykų, kas jūs stabdo, tai yra baimė. Mes esam pripratę prie savo komforto zonos, esam pripratę elgtis taip, kokį modelį turim galvoje, o baimė kažką keisti mūsų stabdo ir mes vis liekame komforto zonoje ir nieko nekeičiame. Taigi šiame seminare bus ne tiek žinių, kiek bus daugiau praktikos, jūs praktiškai nusistatysite tai, kur jūs norite nueiti, jūs savo prisiminsite, kiek jūs sykių gyvenime jau esat laimėję ir ne tik atsiminsite, bet ir patirsite tai. Ir trečias dalykas, tai jūs nugalėsite baimės, jūs visi turėsite galimybę perlipti per savo baimės ir tą vakarą, tas 3 valandas, kada aš būsiu Telšiuose, būti labai drąsūs ir galėsite didžiuotis savimi. Žinoma, seminare bus labai daug energijos. Iki susitikimo laukiu jūsų Žemaitijos sostinėje Telšiuose.